Kristus prisikėlė. Tikrai prisikėlė, aleluja. Velykų laikotarpis nuvedė mus į įžengimo šventę. Jėzus Kristus sugrįžta į dangų, į savo dieviškąją garbę. Kaip šitą šventę suprasti? Pasinaudokime truputį matematikos žinomis. Dievas visada buvo per visą amžinybę jam priklauso. Tai yra kaip tiesė. Ir Dievas nusprendė sukurti pasaulį, sukurti žmogų, duoti pradžią kiekvienam iš mūsų. Tai yra pustiesė. Tačiau mūsų gyvenimas čia žemėje yra trapus, yra laikinas. Tai yra kaip atkarpa, kurią turi savo pradžią ir pabaigą. Tačiau Dievas nenori mūsų pražūties, nenori mūsų pabaigos. Jis sukūrė mus tam, kad mes amžinai gyventume. Ir nori mus iš šio pasaulio pas save pasiimti. Nenori, kad mūsų gyvenimas pasibaigtų, kad turėtų ir pradžią, ir pabaigą. Todėl ir iš šios mūsų kasdienybės, iš mūsų buities realybės nori paimti mus pas save. Todėl, kad mes esame silpni, nuodėmingi, Jėzus atėjo į šį pasaulį, tapo žmogumi ir atpirko kiekvieną mūsų nuodėmę. Atpirkęs mus nori padaryti amžinybės dalininkais, nori padaryti mus dangaus piliečiais. Ir mūsų ta žmogiškąją prigimtį, tokia trapi, silpna, nori pakelti į dangų. Ir įžengdamas į dangų, mūsų prigimtį įveda į dangų. Tai parodė mums, kad tas mūsų gyvenimas, nors toks netobulas, toks, galim pasakyti, trumpas, per trumpas, kartais atrodo, yra ne viskas. Dievas mums paruošė visą amžinybę. Jėzus Kristus, įžengdamas į dangų, nori ir mus tenai nuvesti. Prisimenu vienos grupės Lux Torpeda, vienos dainos žodžius. Jie skamba taip. Jei numirsiu, kol numirsiu, tai nemirsiu, kai numirsiu. Truputį supainiotas sakinys, tačiau galima jį dar aiškiau pristatyti. Jei numirsiu, kol numirsiu, tai yra kalbama apie tą mūsų mirtį, kažkokiams pagundoms, nuodėmėms, savo įnoriams, savo silpnybėms. Ir kai numirsiu, būtent nuodėmei blogybėms, kol mirsiu šiame pasaulyje, kol pasibaigs mano žemėje gyvenimas, tai tada, kai mirsiu šiame pasaulyje, nemirsiu, o gyvensiu amžinybėje. Taigi, mūsų tikslas yra aiškus – dangus. Esame pakviesti būti dangaus piliečiai. Taigi, ženkime kartu su Jėzumi Kristumi. Jis yra kelias, jis yra tiesa, jis yra gyvenimas. Jis įžengęs į dangų, pasiliko su mumis ir veda mus į dangų, nepalieka mus vienus. Jo darbas, jo misija nėra baigta, jis pastoviai yra su mumis. O dar ir sekantis sekmadienis, sekminės ir dar sekančios šventės iškilmės rodys mums, jog Jėzui Kristui iš tikrųjų rūpi, kad būtume jo karalystėje, kad būtume jo dangaus piliečiais. Sveikinu visus su Velykų džiaugsmingu šūkiu Alleluja ir pranciškonišku taika ir gėris.